nors ir patekam į kitą etapą, bet nėra labai džiugus komentaras, nes praktiškai buvo momentas, kada reikėjo turbūt lagaminus susikrauti. Gerai, kad atradome savyje jėgų, kovojom iki galo, bet tikrai atėjo laikas padaryti daug išvadų. Vien atsiprašinėjimais, dar kažko toliau taip nebegalime. Kodėl nepavyko Mirsos Turėtovičiaus sustabdyti? Nu, matot, vieną dieną pataikai su kažkuo, kitą dieną nepataikai. Mes žinojom, kad jeigu tik tai truputį atgniaušim tuos gniauštus, jisai pagaus ritmą, bus labai sunku. Atgniaužėm gniauštus ir po to buvo tikrai labai sunku. Kas padėjo nepalūžti, kai buvo -16 ir jau visi buvo... Visada reikia kovoti iki galo, gerai, kad kovojom. Labai daug prametė metimų iš dėkingiausių padėčių, iš po krepšio. Nežinau, tiesiog daug baudų prametam kažkaip ar šviežumo trūksta, ar kažko, bet reikia situaciją taisyti gerai. Dabar galėsim truputį dieną atsipūsti ir žiūrėti toliau. Treneri, iš anksto buvo suplanuota, kad broliai pasirodo po pertraukos, ar tiesiog situacija reikalavo? Jie netiko šiose rungtynėse, jeigu taip sąžiningai, nes tada būtų žaidimas, kas kam daugiau įmes. Deja, šiandieną nesužaidė kai kurie jauni mūsų žaidėjai ir man reikėjo brolių pagalbos, bet tas netikimas pasiteisino. Jonas Valančiūnas sėdo ant suolo, todėl kad žaidė blogai. Nekalbėsiu apie personalės, nes tiesiog nenoriu dar daugiau žaisti. Na, bet sakykim, pamatėme visiškai kitokį pocių. Čia jūsų, kaip sakant, jūs galite rašyti, ką norite, aišku, bet jūs manęs neklausinėkit gerai. Treneri, ar tas žinojimas 10 taškų, 9 taškų galbūt irgi šiek tiek veikia žaidimą? Be abejo, mes turėjom pasakyti komandai, ne 10-9 taškų, bet negalima žaisti žiūrint į tablo. Tada dėl to ir nėra to žaidimo. Reikia žaisti pergalę, o ne žiūrint į tablo. Ir kiek į tą į galvą, ne visada tai pavyksta dėti. Treneri, apibendrinant visą grupę, ką galite pasakyti? Sudėtingiausia, aš galvoju, grupė buvo mūsų. Ir tai, kad čia žaidžiam, ir tai, kad specifinis krepšinis ir daug dalykų. Gerai, kad išėjom iš tos grupės, gerai, kad išėjom su tašku. Nu, kaip toliau dabar kiti darbai laukia. Ar jūs esate patenkintas atmosferą? Žinote, kas man keisčiausia? Pas mus nėra pykčių, bet kažko irgi nėra. Ir liktai atrodo, liktai visi draugiški, viskas gerai, visi kalba tas pačias frazės, bet kaip buvo užsivedę varžovai, kaip ėjo pro užtvaras, kokie greičiai, visą kitką, aš norėčiau matyti iš savo žaidėjų tą patį. Treneri, kokia jūsų nuomonė apie paskutinę prasme ataką? Nu, matot, ir jų treneris pasakė, norint nugalėti mūsų 10 taškų, jie turėjo rizikuoti. Kalbėkime atvirai, jie įmetė nesunkių taškų, jie įmetė fantastinių taškų nuo centro, nuo visur ir jie rizikavo. Ir suprantat, kai įmeti tokį metimą, tai per smegenis, per psichologiją labai atsiliepia. Tu gimdai ir prameti lengvą metimą iš po krepšio, tavo atsivaro ir nuo vidurio įmeta. Tai nėra taip lengva, bet mes žinojom, kad taip gali būti ir mes, kaip sakant, žiną išleidom iš butelio. Ačiū. Kaip? Kas dėjos, kaip visada, kaip padėti komandai, kaip dar surasti kažką žodžio ar dar kažko. Dėkui. Ačiū.